Dievas man pasakė, manęs vieni žmonės paklausė, ką Dievas pašaukė tave daryti? Ir koksgi tavo pašaukimas tavo gyvenime? Koks Dievo pašaukimas tavo gyvenime? Ir aš negaliu nuo jo pabėgti, kad ir labai norėčiau, žinokite. Bet aš nenoriu pabėgti. Bet aš jiems atsakiau, Dievo pašaukimas mano gyvenime mesti krikščionims iššūkį, kad jie nenueitų į dangų be atlyginimo. Iššūkis man, Jėzus pasakė tą palyginimą apie sėjėją, kuris sėja sėklą. Ir Jėzus kalbėjo apie mūsų širdis, apie tikinčių žmonių širdis, nes Jėzus sakė, kad yra keturių rūšių žemės, keturių rūšių širdys. Į pirmąją, reiškia, dirva, į antrąją ir į trečiąją krenta, neneša derliaus. Ir į ketvirtąją krenta žodis, Dievo žodis sėkla ir atneša derlių. 30-eriopą, 60-eriopą ir 100-eriopą. Jėzus kalbėjo apie žmonės, kurie girdi žodį ir kurie priima. Ir tik ketvirtoji dirva neša derlių. Ir derlių neša labai skirtingą, o grūdas krenta tas pats. Dievas sėja tą patį žodį, tą patį grūdą. Dievas nėra šališkas. Ir vieni neša 30-eriopą, kiti 60-eriopą, o kiti 100-eriopą derlių. Reiškia, įmanoma atnešti 100-eriopą derlių. Taigi, kaipgi atnešti tą 100-eriopą derlių Dievui? Kaip atnešti, lengviau atnešti 30-eriopą ir dar 60-eriopą, bet tie paskutiniai 40% patys sunkiausi. Bet Dievas pasirūpino viskuo. Dievas toks geras. Ir laiške Hebrajams pasakyta, kad visa, kas įvyko Senajam testamente, įvyko kaip pavyzdys mums. Ir aš šiandieną noriu truputį pakalbėti apie vieną Dievo tarną ir visą tautą, kurią jis išvedė iš Egipto, tai Mozę. Mozę ir visą Izraelį, kurį jis išvedė iš Egipto. Žiūrėkit, kokia išskirta ir išrinkta Dievo tauta ir pašaukta. Ir kokie jie galėjo būti palaiminti, bet jie pasirinko kitaip. Žiūrėkit, Dievas išvedė juos. Galinga ranka, jie visi matė stebuklus, kaip persiskyrė Raudonoji jūra, galbūt žuvį žiopsojo ir didelė žuvį žiopsojo per tą tunelį, per tą kelią, kurį ėjo. Jie matė tokius didelius Dievo stebuklus. Bet Dievas jiems tuo metu dar nekalbėjo. Dievas kalbėjo Mozei ir Aronui. Ir jie kalbėjosi su faraonu ir jie perduodavo Dievo žodžius visai tautai. Bet kai jie atėjo į dykumą, Dievas jiems kalbėjo visiems. Ir aš noriu, kad mes Biblijoje pažiūrėtumėm į tai. Tai Išėjimo knygoje, 19 skyriui, 3 eilutėje, ir Mozė užkopė ant kalno pas Dievą. Viešpats pašaukė jį nuo kalno sakydamas, taip sakysi Jokūbo namams ir Izraelio vaikams. Jūs matėte, ką padariau egiptiečiams, kaip nešiau jūs lyg ant erelio sparnų ir atgabenau jūs prie savęs. Taigi dabar, jei paklusite mano balsui ir laikysitės mano sandoros, būsite ypatinga mano nuosavybė tarp visų tautų. Man priklauso visa žemė. Jūs būsite man kunigų karalystė ir šventa tauta. Šiuos žodžius kalbėk Izraelitams. Dabar 9 eilutė. Viešpats sakė Mozei, aš ateisiu pas tave tirštame debesyje, kad man kalbant su tavimi tauta girdėtų ir tavimi tikėtų per amžius. Mozė pranešė tautos žodžius Viešpačiui. O jis tarė Mozei, eik pa žmonės ir pašventink juos šiandien ir rytoj, tai išsiskalbė jie drabužius. Ir te pasirengė 3 dienai. 3 dieną aš nužengsiu ant Sinajaus kalno visai tautai matant. Žiūrėkit. Pagal Senąjį testamentą Dievas liepė pasišventinti ir tai buvo, kad jie turėjo nusiprausti ir išsiskalbti savo drabužius. Šiandieną mus Jėzaus kraujas pašventina. Ir Dievas pasakė, visa tauta matys ir visa tauta girdės. Ir dabar 17 eilutė labai įdomu. Žiūrėkit, Mozė išvedė tautą iš stovyklos susitikti su Dievu. Jie sustojo kalno papėdėje. Ir čia parašyta, kaip atėjo Dievas, kad visas kalnas buvo apgaubtas dūmų, dūmai kilo kaip iš krosnies, netgi kalnas drebėjo. Viešpats nužengė ant Sinajaus kalno viršūnės ir pasišaukęs Mozę ant kalno jam tarė. Nulipk žemyn, įspėk žmonės, kad nesiverštų norėdami išvysti Viešpatį ir daugelis jų nežūtų. Taip pat ir kunigai, kurie artinasi prie Viešpaties, tegul pasišventina, kad Viešpats jų neištiktų. Dievas norėjo kalbėti,
kad visa tauta girdėtų. Žiūrėkit, Dievas išvedė juos iš Egipto, jis norėjo juos ganyti kaip savo avis. Per Mozę, bet jis norėjo kalbėti visai tautai girdint. Jis norėjo, kad tauta girdėtų jo balsą, toks buvo Dievo planas. Visi žmonės, pasakyta, kad Mozė atvedė juos prie kalno susitikti su Dievu. Taigi jie nematė Dievo paties, Dievo pavidalo, bet jie matė dūmus, jie matė, kaip kalnas drebėjo ir girdėjo, jie matė ugnį ir jie girdėjo Dievo balsą. Dievas norėjo jiems kalbėti, bet jie išsigando Dievo balso. Ir žiūrėkit, vėliau 19 eilutėj, 20 skyriui, jie pasakė Mozei, tu kalbėk su mumis, mes klausysime, tačiau te nekalba su mumis Dievas, kad nemirtume. Žmonės pasakė Mozei, pasakyk Dievui, kad jis su mumis nekalbėtų, mes nenorim, kad nemirtume. Jie išsigando Dievo, nuodėminga prigimtis išsigando Dievo. Žiūrėkit, ir jų buvo toks prašymas, pasakyk Dievui, kad jis mums daugiau nekalbėtų, mes nenorim jo girdėti. Tu kalbėk su Dievu, tu išgirsk ir mums perduok. Ir toliau mes matom, kad daugiau Dievas nekalbėjo žmonėms garsiai. Jis kalbėjo tik Mozei vienam. Jie matydavo dūmus, jie matydavo ugnį, nes vėliau 24 skyriui 17 eilutėj viešpaties šlovė atrodė izraelitams lyg deganti ugnis kalno viršūnėje. Kai Mozė eidavo į kalną kalbėti su Dievu. Ir žmonės matydavo degančią ugnį virš kalno, Dievo šlovę. Matyti jie matydavo, bet girdėti daugiau negirdėjo. Dievas norėjo juos mokinti. Dievas norėjo būti kaip jų ganytojas ir savo avis prižiūrėti, ganyti, maitinti, bet žmonės atsisakė, sakė, nereikia mums. Tu vienas kalbėki su juo ir mums perduok. Ir jie tik tai matydavo. Vėliau, kai buvo pastatyta palapinė, Dievas liepė palapinę pastatyti, kad jis ateitų ir kalbėtųsi su Moze. Jie matydavo, kaip Mozė įeina į palapinę ir kaip Mozė išeidavo iš palapinės ir netgi nuo kalno prieš tai, kaip nusileisdavo, Mozės veidas šviesdavo. Ir jie visi ties savo palapinių angose sustoję stebėdavo Mozę įeinant į tą susitikimo palapinę. Jinai vadinosi susitikimo palapinė, nes Dievas ateidavo į tą palapinę ir susitikdavo su Moze ir kalbėdavosi. Bet žmonės daugiau Dievo balso negirdėjo. Dievas norėjo juos mokinti. Dievas turėjo planą visai tai tautai ir visai tai kartai, bet jie užkietino savo širdis, nes tiek Dievas ir tiek Mozė pasakė apie juos kietasprandė tauta. Dievas kelis kartus norėjo juos sunaikinti. Pirmą kartą, kai Mozė užlipo ant Sinajaus kalno 40 dienų, tai čia Išėjimo 32 skyriui. Ir jis negrįžo. Kai jis užlipo ant kalno, jis nepasakė, kiek laiko bus. Taigi, žmogaus kūniška prigimtis linkusi gyventi regėjimu, o ne tikėjimu. Mes greičiau pasirenkam gyventi regėjimu, negu tikėjimu. Kūniška prigimtis, ne širdis. Jie Dievo balso girdėti patys nenorėjo. Ir kai Mozė užlipo ant kalno, jie pasakė Aronui, mums reikia Dievo. Mums reikia, kad mes matytumėm, kas mus išvedė iš Egipto. O tas žmogus Mozė, pasakė, tas žmogus. Mes nežinom, kas jam atsitiko. Užlipo, gal niekad negrįš. Mes nežinom. Taigi, Aronai, padaryk mums Dievą, padaryk mums stabą. Jisai sakė, gerai. Jis, būdamas silpnos širdies, negalėjo atsispirti pagundai žmonėms, nes bijojo, gali būti užmuštas. Akmenimis pats. Sakė, gerai, suneškit man savo auksą. Ir nuliedino stabą, veršį ir jie pradėjo garbinti. Ir Dievas pasakė, aš sunaikinsiu juos. 38 skyriui. Sakė, Mozė iš tavęs kils tauta. Ir Mozė prašė Dievo, užstojo jį. Sakė, pasigailėk viešpatie šitos tautos. Juk tu esi Abromo, Izoko ir Jokūbo Dievas. Izraelio Dievas. Tu davei pažadą, kad saugosi šitą tautą. Tu sudarei amžiną sandorą su Abromu, Izoku ir Izraeliu, kad tu niekad nesunaikinsi šitos tautos. Kaip tu dabar gali sunaikinti? Mūsų priešai juoksis egiptiečiai. Išvedė jų Dievas iš Egipto, kad juos užmuštų dykumoj.
Mozė šaukėsi Dievo, pasigailėk šitos tautos, neužmušk. Dievas sakė, gerai, pasigailėjo. Ir tai buvo ne vieną kartą, kelis kartus. Kitą kartą Mozė jau nebeištvėrė, sakė, Dieve, tu užmušk mane. Mozė prašė Dievo, kad Dievas užmuštų. Jis sakė, Dieve, užmušk mane. Aš negaliu vesti šitos kietasprandės ir maištingos tautos. Aš nepaigiu. Tada Dievas jam pasakė, atskirk 70 vyrų, kurie yra sumanūs, išmintingi ir negodūs. Ir mano dvasia, kuri yra su tavim, nužengs ant jų. Ir jie padės tau vesti šitą tautą. Ir Dievas padėjo Mozei, suteikė jam malonės. Bet Dievo planas nuo pat pradžių buvo, kad pats Dievas būtų tos tautos mokytojas ir kad Dievas keistų juos. Matot, jie išėjo iš vergijos. Jų mąstyme jie vergai. Jie buvo vergai, jie norėjo laisvės. Jie išėjo, gavo manos iš dangaus, murmėjo dėl mėsos. Dievas davė mėsos. Ir Dievas pasakė Mozei, jie valgys mėsą visą mėnesį, kol persivalgys ir apsivalgys ir tikra to žodžio prasme apsiris. Kad ir pasakyta, dėl šito godumo tą dieną žuvo 14 000 tautoj. Nes jie godžiai troško tos mėsos. Dievas davė, Dievas patenkino. Ir daugybę kartų jie išėję murmėjo prieš Mozę. Ir Mozė sakydavo, kodėl jūs murmate prieš mane? Jūs murmate ne prieš mane, bet prieš Dievą. Jų širdis nenorėjo suminkštėti, bet Dievas turėjo jiems planą. Dievas norėjo juos įvesti į pažadėtą žemę. Bet jie neįėjo. Jūs žinote, kad niekas iš tos kartos neįėjo į pažadėtą žemę. Dabar Naujajam testamente, žinot, Viešpats, jie yra pavyzdys mums. Tai, kas įvyko Senajam testamente, dar prieš tai, paminėsiu pirmiausia apie vieną rašto vietą, paskaitykim. Efeziečiams 4:12. Ir jis, tai yra Jėzus, paskyrė vienus apaštalais, kitus pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokytojais, kad išlavintų šventuosius tarnavimo darbui Kristaus kūno ugdymui, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo sūnaus pažinimą, tobulai subręsime iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, kad daugiau nebebūtume kūdikiai siūbuojami ir nešiojami bet kokio mokymų vėjo, žmonių apgaulės gudrumo vedančio į paklydimą, bet kalbėdami tiesą meilėje augtume visakame į jį, kuris yra galva Kristus. Čia Paulius sako, kad Dievo valia, jog kiekvienas jo vaikas pasiektų, subręstų iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Kasgi yra tas Kristaus amžiaus pilnatvės saikas? Kad mes visų kuo būtume kaip Kristus. Ta pačia mintim, tuo pačiu nusistatymu, tuo pačiu širdies troškimu, tuo pačiu tikėjimu. Tai yra Dievo valia, kad mes būtumėm tokie kaip Kristus. Tai Viešpaties valia. Ir 1 Korintiečiams 3:12-15. 1 Korintiečiams 3. Galima nuo 11 eilutės. Juk niekas negali dėti kito pamato kaip tik tą, kuris jau padėtas, kuris yra Jėzus Kristus. Jei kas stato ant šio pamato iš aukso, sidabro, brangakmenių, medžio, šieno ar šiaudų, kiekvieno darbas išaiškės. Todėl, kad diena jį atskleis, nes tai bus atskleista ugnimi ir ugnis ištirs koks kieno darbas. Jei kieno statybos darbas išliks, tas gaus užmokestį, o kieno darbas sudegs, tas turės nuostolį, bet jis pats bus išgelbėtas, tačiau kaip per ugnį. Čia kalbam apie Viešpaties dieną, apie teismo dieną, kad teismo diena ištirs koks kieno darbas. Šiandieną mes nematome, kas kaip stato ir kiekvienas iš mūsų žiūrime savęs, kaip mes statom, bet pasakyta, kad ugnis ateis ir sudegins. Tai, kas iš šiaudų, tai, kas dega, bus sudeginta teismo dieną. Bet žinot, Viešpats nori ir gali tai sudeginti šiandieną. Dievas norėjo izraelitų tarpe sudeginti. Tai, ką jie norėjo pasilaikyti savo, Dievas norėjo tai sudeginti, tą visą murmėjimą, visą netikėjimą, visą kietassprandiškumą. Dievas norėjo sudeginti jų tarpe ir įvesti juos į pažadėtąją žemę. Bet jie atsisakė. Jie atsisakė to ir sakė, geriau mes murmėsim, geriau mes būsim kietasprandžiai ir numirsim šitoj dykumoj. Jie nenorėjo numirti, bet jiems teko numirti. Bet Dievo planas pirminis nebuvo. Ten tas kelias labai trumpas, o jie aplink tą kalną vaikščiojo 40 metų.
kelias tik keletos dienų kelionė, o jie 40 metų išbuvo vienoj vietoj, niekur nenuėjo dėl savo kietos širdies, dėl savo murmėjimo ir netikėjimo. Jono 15:12, atsiprašau, ne 12, 2. Nuo pirmos eilutės. Jėzus sako, aš esu tikrasis vynmedis, o mano tėvas vynininkas. Kiekvieną šakelę manyje neduodančią vaisiaus jis išpjauna, o kiekvieną šakelę nešančią vaisių apvalo, kad ji duotų daugiau vaisiaus. Jėzus sako, aš vynmedis, mano tėvas vynininkas, o jų šakelės. Taigi mes įaugę, mes esam vienas su Kristumi. Ir Jėzus sako, kiekvieną šakelę neduodančią vaisiaus jis išpjauna. Kasgi tos šakelės? Tos šakelės ir yra tai, kas tie paskutiniai 40% mūsų gyvenime, kurie neleidžia atnešti 100 derliaus. Kiekvienam žmogui tai gali būti fiziškai skirtinga. Bet Jėzus sako, kaip aš apvalau, jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Matot, yra tos negyvos šakelės kiekvieno iš mūsų gyvenime. Izraelitai jų taip pat turėjo labai daug. Dievas norėjo tas negyvas šakelės jų gyvenime apkarpyti, kalbėdamas jiems tiesiogiai. Jie galėjo girdėti Dievo balsą. Matyti Dievo jie negalėjo, bet jie matė dūmus, jie matė, kaip kalnas drebėjo, bet jie atsisakė. Dėl to Dievas davė labai daug įsakymų ir nurodymų tiek Išėjimo knygoj, tiek Kunigų knygoj, Pakartoto įstatymo knygoj. Viską Dievas per Mozę užrašė, kad perduotų žmonėms. Bet Dievas netgi tiesiogiai norėjo jiems kalbėti. Senajame testamente tai taip įdomu, bet jie atsisakė to. Nes Dievo žodis, jis tas, kuris atneša mums gyvenimą, gyvybę ir keičia mus. Viešpats nepaliko mūsų našlaičiais. Žiūrėkit, šiandieną Naujojo testamento laikais Dievas nepatikėjo mūsų angelams, jis patikėjo mūsų šventajai dvasiai, kad šventoji dvasia padės mums ateiti į dangų, padės mums įvykdyti Dievo pašaukimą savo gyvenime, išpildyti jo planą mūsų gyvenime, padės mums palikti tai, kas ne iš viešpaties, tas šakeles šventoji dvasia padės mums nukarpyti. Žiūrėkit, kaipgi tos šakelės nukarpamos, kurios neneša vaisiaus, kurios apmirusios. Nežinau, tos šakelės yra tie dalykai, kurie mus blokuoja ir neleidžia mums eiti toliau į priekį su viešpačiu. Tos šakelės atneša mums lubas į mūsų gyvenimą. Tiek daug žmonių šiandieną, tiek daug krikščionių, jie turi lubas virš savo gyvenimo. Ir jie jaučiasi kaip voverė rate. Jie bėga ir niekad neišsiveržia į priekį. Tik kaip voverė sukasi, arba kaip žmonės sako, kaip užburtas ratas, tame pačiame eina, atrodo patikėjo viešpačiu, myli viešpatį, bet niekaip negali prasiveržti į priekį. Yra kažkokie dalykai, kiekvieno žmogaus gyvenime skirtingai, kaip tos šakelės negyvos, kurios lubas dvasinės padaro ir žmogus negali eiti į priekį. Ir kaipgi dabar žmogui atsisakyti, kas iš to, jeigu aš pasakysiu, reikia nupjauti šakeles, bet aš nepasakysiu kaip. Žinot, Dievas niekad nemokina mūsų, neparodydamas kaip, niekados. Visą laiką, kai šventoji dvasia kažką mums rodo, visą laiką parodo kaip. Visą laiką yra viltis. Žinot, koks yra skirtumas tarp pasmerkimo ir apkaltinimo, aš jums pasakysiu. Dievo žodis sako, kad nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Jėzuje Kristuje. Kai velnias smerkia, beviltiška. Kai velnias tave smerkia, tu jautiesi visiškai beviltiškas, jautiesi visiškai sugniuždytas ir nematai jokios išeities. Tai yra pasmerkimas iš velnio ir tokį dalyką Jėzaus vardu lauk, be jokių kalbų, nesąmonė, tiesiai iš pragaro. Bet kai šventoji dvasia apkaltina, čia pat yra viltis ir čia pat yra malonė pasikeitimui, čia pat viltis. Šventoji dvasia, kai mus apkaltina ir kažką parodo, ką reikia nukirpti, atneša viltį. Čia pat. Jeigu nėra vilties, greičiausiai visada tai ne šventoji dvasia, tai yra velnias, kuris atneša pasmerkimą ir beviltiškumą. Šventoji dvasia visą laiką ateina su tikėjimu ir viltim. Ir Jėzus sakė, jūs jau esate švarūs dėl žodžio, kurį aš jums kalbėjau. Dievo žodis, kai mes ieškom viešpaties, Dievo žodis atėjęs į mūsų gyvenimą apkarpo mus. Ir čia pat, kai ta šakelė nukerpama,
išgydymas ateina. Nes kai viešpats nuima kažkokią negyvą šakelę, čia pat užpildo tuo, ką jis turi iš savęs. Čia pat. Dar vienas būdas, ar ne tai, kad būdas, bet Dievas apkarpo mus ir tą paskutinius 40% valo savo žodžiu ir savo dvasia. Yra įvairios maldos ir kiekviena malda turi savo atsakymą. Kiekviena malda veda mus visą laiką prie viešpaties sosto arčiau. Yra malda 1 Korintiečiams 14 skyriui, malda kitomis kalbomis ir Paulius kalba apie tai ir aiškina labai daug. Žinot, šita malda daugeliu žmonių, daugeliu tikinčių žmonių yra kaip paslaptis, nes mes nesuprantam, ką mes kalbam. Mes kalbam kitom kalbom, galvojam, kad burbuliuojam, murmam ir švaistom laiką. Bet žinot, šita malda, kaip ir visos kitos maldos, yra tam, kad būtų atsakyta. Ir kiekvieną kartą, kai mes meldžiamės kitom kalbom, niekados nėra laiko švaistimas. Romiečiams 8:26 Paulius sakė, kad dvasia užtaria mus neišsakomais atodusiai, širdžių tyrėja žino, ko mums labiau reikia ir padeda mums melstis. Kai mes meldžiamės kitom kalbom, vienas dalykas įvyksta su mumis. 4 skyriui. Kas kalba kalbomis, pats save ugdo, o kas pranašauja, ugdo bažnyčią Paulius. Ir Paulius aiškina ir jis mokina, kad bažnyčiai, kai susirenkat, jūs gal daugiau melskitės protu, nes įėjęs pašalinis nesupras. Jis tiesiog aiškina žmonėm apie susirinkimų tvarką ir kaip gal būtų geriau būtų. Bet Paulius nėra prieš maldą kitom kalbom, nes Paulius sako, aš meldžiuosi kitom kalbom daugiau negu jūs visus kartu paėmus. Tai įsivaizduokit, reiškia, jis meldėsi labai daug, jis keliavo daug, turbūt ant asilų tais laikais ir visą laiką melsdavosi. Paulius sako, aš meldžiuosi kitom kalbom daugiau už jūs visus kartu paėmus. Tai labai daug. Bet jis mokina 14 skyriui apie tvarką, gal tiesiog duoda patarimų, kaip geriau susirinkime melstis ir jis sako, melskitės daugiau protų susirinkime, kad pašalinis suprastų, dėl ko jūs meldžiatės, įėjęs netikinti žmogus žinotų. Bet 4 skyriui jis sako, kas kalba kalbomis, pats save ugdo. Kaipgi tas ugdymas vyksta? Taip ir vyksta, kad kai mes meldžiamės kitom kalbom, Dievo dvasia sustiprina mūsų vidinį žmogų ir pradeda mus auginti. Ir atveda mus iki tokio taško, kai Dievas mums gali parodyti jau tas negyvas šakeles. Dievas mūsų nekarpo iš karto, kai mes įtikim tą pačią dieną ir tą patį mėnesį, nes būtų nežmoniškai didelis emocinis karas mumise prasidėtų, jeigu Dievas mus norėtų apkarpyti ir padaryti tobulus per vieną dieną. Mūsų siela baisiai kovotų su Dievo dvasia. Taigi Dievas tai daro palaipsniui. Ir kai mes meldžiamės kitom kalbom, mes ateinam iki tokio taško, kai Dievas mums gali, šventoji dvasia gali per savo žodį iš Biblijos arba ne iš Biblijos parodyti tas negyvas šakeles. Ir mes jau tada norime, kad tos šakelės pasitrauktų nuo mūsų. Mes norime nešti vaisiaus Dievo karalystėje. Kai mes meldžiamės ir ieškom viešpaties, ateinam į tokią vietą, kai sakom, gerai viešpatie, aš noriu keistis. Aš noriu viešpatie. Kaip man bebūtų sunku, aš noriu keistis. Ir tada Dievas savo malonės dvasia ir per savo žodį apkarpo mus, kad mes neštumėm vaisių. Nežinot, tas bagažas, kurį mes atsinešam iš pasaulio, jis skirtingas pas kiekvieną. Bet tas bagažas, pasaulietiškas mąstymas ir pasaulietiniai standartai ir pasaulietiniai mąstymai netinka Dievo karalystėje. Ir viešpats nori tai išvalyti ir pakeisti. Ir aš, kaip sakiau, pas kiekvieną skirtingai. Žinot, vienas žmogus labai taip gražiai vardino. Jis pasakė, tikėjimas, kurio reikia pasauliečiams, kad būtų sėkmingi. Matot, tai, kas pasaulio akyse sėkmė, Dievo akyse dažnai nėra sėkmė. Dievo akyse tai nėra sėkmė. Dievo sėkmė visą laiką yra sielos. Dievas suinteresuotas sielomis. Jo galvoje, ką Dievas bedarytų, visą laiką yra sielos. Visą laiką. Visą laiką Dievo galvoje yra sielos. Dievas tau duoda naują darbą, tu džiaugiesi, kad tu turi darbą, kad tu turi aprūpinimą, kad tu turi pinigų, bet Dievas galvoja apie sielas tam darbe. Jis visą laiką galvoja apie sielas.
Ir jo standartai visiškai skirtingi. Ir kaip vienas žmogus pasakė, tas tikėjimas, kurį žmonės turi pasaulyje, kad būtų sėkmingi, jis turi būti nukirptas. Kaip negyva šakelė, tam, kad galėtum tarnauti Dievui. Tikrai taip. Tikrai taip. Ir į tą tikėjimą būti sėkmingu įeina pasaulietinį tikėjimą, įeina daug dalykų. Savęs aukštinimas, tarkim. Meilė pinigams. Kaip, žinot, kaip Paulius sako, godumas pinigam viso blogio šaknis. Ne patys pinigai, bet godumas pinigam. Ir Dievas apkarpo mus. Aš atsimenu tą dieną, kai turėjau tokį pokalbį su Viešpačiu ir tai buvo nuostabu. Tai buvo taip, ir aš taip džiaugiausi, nes aš žinojau, kad tai turi būti apkarpyta. Ir aš ieškojau Viešpaties, siekiau Viešpaties. Ir toj vietoj, kur aš buvau, aš turėjau daug laiko maldai, labai dėkinga už tą laiką. Ir vienam pokalbiui buvo labai aišku, tai buvo tokioj, Viešpats man parodė, savo širdį pamačiau gražius didelius namus, labai gražius. Tokius, pro kokiuos aš karts nuo karto pravažiuodavau Amerikoje, labai didelius gražius namus. Ir Dievas man pasakė, rinkis, ką renkiesi, tuos namus ar draugą? Draugę. Rinkis. Man Viešpats buvo vienas pokalbis ir jis pasakė, rinkis, ką nori. Ir aš visiškai nebijodama pasakiau, draugą ar draugę. Ir aš taip dėkojau Dievui, aš sakiau, Dieve, ačiū tau. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu nukirpai tą šakelę mano širdį. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu nukirpai. Nes kažkiek laiko atgal aš būčiau pasirinkus priešingai. Bet tą dieną aš pasirinkau teisingai. Ir galvoju, ačiū tau, Viešpatie. Nes ta negyva šakelė, matot, ta negyva šakelė trukdo nešti derlių Viešpačiui. Žinot, Dievas jisai su savo vaikais elgėsi taip, kaip tėvai elgėsi su savo vaikais. Žinot, vaikai nori žaislų daug. Ir po mėnesio jų nereikia. Ir vėl nori naujų. Ir žinot, Dievo vaikai kartais dažnai atgimę jie sudeda tikėjimą prašyti pas Viešpatį to ir to. Ir tai gerai, mums reikia aprūpinimo. Bet žinot, Dievas visą laiką viliasi taip ir masto. Dievas suteikia mums tai, ko mes prašom, bet jis sako, aš tikiu, kad mano vaikas vieną dieną panaudos tą tikėjimą prašyti sielų. Mano vaikas šiandieną neprašo sielų, bet jis prašys, aš tikiu. Aš jam suteiksiu tai, ko jisai prašo, kad vieną dieną aš tikiu, kad jis prašys sielų, jis melsis už sielas. Žinot, Dievas nori. Dievas nori, kad mes būtumėm palaiminti ir mes nieko nestokotumėm, aš neturiu jokios abejonės, aš neturiu. Bet aš vieną dalyką matau, kaip Dievas nori, kad mes norėtumėm sielų, kad mes prašytumėm sielų, kad mūsų širdis būtų laisva, kad mūsų širdis būtų laisva nuo pinigų, kad mūsų širdis būtų laisva nuo godumo, kad mūsų širdis būtų laisva nuo kūno geismo, akių geismo ir gyvenimo puikybės. Jėzus sakė, tai yra pasaulis ir visas pasaulis taip gyvena. Užtat Jėzus pasakė, kad ieškokit Dievo karalystės, o visa tai, ko vaikosi pasaulis, jums bus pridėta, jums nereikės vaikytis. Jums bus pridėta. Juk mano tėvas, Jėzus sako, mano tėvas žino, kad jums to reikia. Užtat, žinot, tai pamoka, mes mokinamės to. Bet visus tas negyvas šakeles Viešpats karpo. Matot, mes korintiečiams perskaitėm, kad ugnis ateis. Kiekvieno žmogaus gyvenime ateis ugnis. Ateis. Jeigu žmogus nepriims ugnies, kol gyvena šitoj žemėje, jie ateis teismo dieną. Bet nei vienas žmogus neišvengs ugnies, nei vienas, nėra pasirinkimo. Nei vienas žmogus neišvengs, tiek tikintis, tiek netikintis, nei vienas neišvengs ugnies. Aš noriu, kad ta ugnis šiandieną degtų ir tegul degina. Aš noriu, kaip Paulius Efeziečiams laiške pasakė, pasiekti Kristaus amžiaus pilnatvės saiką. Žiūrėkit, Mozė buvo dykumoje 40 metų prieš išvedant Izraelį iš Egipto. Ilgai, daug, labai daug. Aš galvoju, Dieve, 40 metų tai labai daug. Galėjo būti tik 10, mano akimi žiūrint. O kodėl ne? Jam tiek laiko reikėjo, kad būtų ta 40%, paskutinius 40% nukarpytos to šakelės. Jam tiek reikėjo laiko. Jam gal buvo sunkiau negu kitiems žmonėms, todėl kad jis buvo faraono įpėdinis.
pačios galingiausios imperijos pasaulyje tuo metu valdovo sūnus. Jis buvo galingiausios imperijos įpėdinis. Jo galvoj buvo įvairiausios idėjos. Jo galvoj buvo įvairiausi norai. Ir jo širdį buvo įvairiausių norų. Aš nebejoju tuo. Ir kai jis pabėgo į dykumą, tam, kad jis taptų tuo žmogum, kurį Dievas galėtų naudoti ir jis būtų visiškai paklusnus Dievui, reikėjo 40 metų. Ir viena yra labai įdomi rašto vieta. Bet nereiškia, kad mums tiek reikės. Bet Mozei tiek reikėjo. Labai daug. Mano manimu labai daug. Ir yra viena rašto vieta apie Mozę. Aš ją būtinai paskaitysiu. Skaičių 12.3 pasakyta labai įdomi rašto vieta apie jį. Skaičių 12.3. Mūsų Biblijoje 168 puslapis. 3 eilutė. Mozėgi buvo labai romus, romiausias iš visų žmonių žemėje. Labai įdomus dalykas, kas pasakyta, kad jis buvo labai romus, pilnas Dievo ramybės. Bet kai jis užmušė egiptietį, iš pykčio jis nebuvo toks. Taigi Mozė žmogžudys buvo. Iki tol, kol susitiko su viešpačiu. Mozė iš pykčio užmušė egiptietį, jis tikrai nebuvo romus. Jis supyko ir užmušė, ne tai, kad primušė, užmušė. Taigi nieko bendro su romiu žmogum nėra. Pilnas pasikarščiavimo, pilnas pykčio, Mozė turėjo pakankamai daug pykčio, jis matė neteisybę, jis bandė savo jėgom sutvarkyti netinkamai besielginti egiptietį ir jis jį užmušė. Bet pasakyta šitoj vietoje, tai kaip suprasti, jeigu čia pasakyta, kad Mozė buvo labai pats romiausias iš visų žmonių žemėje. Nebejoju, kad tik romiausias žmogus galėjo vesti Izraelio tautą, kurią Dievas norėjo kelis kartus sunaikinti, tautą, kuri pastoviai murmėjo. Tokius dalykus Mozė matė. Pažiūrėkit, kai buvo to Koracho maištas dykumoj. Ir kaip jis sakė, Mozė, kuriam 16 skaičių skyriuje. Korachas, Levio sūnus, Kehato sūnaus, Isachoro sūnus ir iš Rubeno sūnų Eliabo sūnus Datanas ir Abiramas bei Peleto sūnus Onas sukilo prieš Mozę. Prie jų prisidėjo 250 izraelitų tautos kunigaikščių, žinomų bendruomenė ir gerbiamų vyrų. Jie susirinkę kalbėjo prieš Mozę ir Aroną. Gana judviem, visi izraelitai yra šventi ir viešpats yra tarp jų. Kodėl judu keliatės aukščiau viešpaties tautos? Tai išgirdęs Mozė puolė ant žemės ir kalbėjo Korachui. Žiūrėkit, šitas žmogus, kaip jisai buvo pakeistas Dievo. Pasaulio valdovas būsimasis. Mozė turėjo būti. Tuo metu, kaip aš sakiau, galingiausia imperija pasaulyje. Būsimasis pasaulio valdovas, Amerikos prezidentas, panašiai, beveik. Kai šitie žmonės sakė, kas jūs tokie? O kodėl Aronas vyriausias kunigas, o mes? Nes tie žmonės, kurie išvardinti, jie buvo Levio anūkai. Jie iš kažkelintos kartos Levio proanūkiai, jie buvo iš kunigų, iš levitų giminės, sakė, o kuo mes neprastesni? O kas tu toks? Ir kas Aronas? Žinot, Mozė nenorėjo būti tautos vadovu, jisai sakė, Dieve, siūs ką kitą. Pačioj pradžioj Išėjimo knygoje jisai davė daugybę atsiprašymų Dievui, dėl ko jis nenori vesti tautos. Mano vyras apie tai pamokslavo ir anksčiau ne kartą. Jis daugybę atsiprašymų sakė Dievui, dėl ko jis nenori būti tautos vadovu, bet Dievas jį paskyrė. Ir šitie žmonės sakė, o kas tu toks? Kas tu toks ir kas Aronas, kodėl jūs čia vadovaujat, o kodėl ne mes? Ir žiūrėkit, šitas žmogus, būsimas pasaulio valdovas, praeitį galėjo būti. Jis pasakyta, puolė žemyn veidų prieš juos ir sakė, ką jūs kalbate? Kokią nuolankę ir ramę, žinot, kokią nuolankę širdį jis turėjo, sakė, ką jūs kalbate? Atsipeikykit žmonės. Sakė, jums Dievas davė tarnystę ir kodėl jūs nepatenkinti? Ir su tai žmonėm Dievas pasakė, pasitraukit nuo jų palapinių, pasakyta, kad žemė prarijo juos gyvus. Šitus maištininkus, matot, tai buvo vienintelis būdas Dievui sunaikinti maištą Senajam testamente, nes tas maištas užkrečiamas. Ir tam, kad visos tautos neužkrėstų, nors daugiau ar mažiau jie buvo užsikrėtę ir įsigasdavo tik vienai dienai. Ir taip vyksta, žinokit, ta kūniška prigimtis, žmonės įsigasta tik vienai dienai, netgi ir šiais laikais. Aš atsimenu, Indijoje, Radianto tėčio bažnyčiai, būdavo žmonės, kurie
labai labai smarkiai sukildavo prieš Reidento tėtį ir darydavo blogą jam. Tiesiog piktavališkai, ką nors darydavo blogą jam, žinokit. Smarkiai, demoniškai, grinai, nes matot, jo tėtis tokią savybę turėjo, kai jis matydavo ypatingai maištą arba šiaip kažką, jis bardavo žmonės. Jis bardavo ir sudrausdavo ir žmonėms tai nepatikdavo. Ir jie ką nors darydavo blogą jam, piktą, žinokit. Ir tiem žmonėm, matot, kai žmogus susideda su velniu, Dievas patraukia ranką ir tada velnias turi prieimą prie to žmogaus. Ir tiem žmonėm įvykdavo kas nors blogo. Aš atsimenu, vienas žmogus greitai buvo, iš karto po to įvykio buvo suparalyžiuotas ir greitai numirė. Po mėnesio gal. Ir žmonės išsigando kokiam mėnesiui. Ir mėnesiai buvo ramu. Po mėnesio vėl tas pats. Tarsi niekur nieko. Ir tokių įvykių toj bažnyčių buvo ne viena, žinokit. Keli taip žmonės buvo. Bet ta kūniška prigimtis išsigasta tam kartui ir pamiršta. Viskas. Žiūrėkit, taip žmonės, kurie padaro avarijas, važiuodami ant 200, ar ne? Ir jeigu lieka gyvi, jie pamiršta. Važiuoja metus laiko ant 70, o paskui vėl važiuoja ant 200, jeigu lieka gyvi. Ta kūniška prigimtis labai linkusi greitai pamiršti. Ir ta kūniška prigimtis išsigasta trumpam, nes nėra viduj pasikeitimo. Taip ir Senajam testamente, žiūrėkit, Dievas paruošė Mozę, kad jis vestų tą tautą. Ta 40% viešpats nukarpė jį dykumo, jam užtruko tai labai ilgai, 40 metų Dievas jį ruošė ir karpė visas negyvas šakeles nuo jo. Bet jis tapo pačiu romiausiu žmogum žemėje. Ir prieš jį maištavo visi izraelitai, jo paties šeima, netgi tas pats Aronas, jo brolis su seseri Mirjama, jie sukilo dėl jo žmonos. Jiems nepatiko jo žmona. O kodėl tu vedėjai Etiopę? A, jinai kitokia, jinai netokia kaip kodėl tu vedėjai prastesnė negu kad mūsų tautoj neradai žmonos. Pasakyta, kad jos sesuo tapo raupsuota. Akimirksniu. Ir Dievas pasakė per Mozę. Ir tada jie pradėjo sakyti, melks Dievą Mozę, kad jis išgydytų ir pasigailėtų manęs ir mūsų. Mozė meldėsi. Dievas pasakė, atskirkė 7 dienoms už stovyklos. Visa stovykla, visa tauta laukė, kol Mirjam pasveiks ir vėl galės prisijungti prie tautos, nes jau debesis buvo pakilęs ir jiems reikėjo eiti. Žinot, debesis būdavo virš palapinės. Naktį ugnies stulpas, dieną debesies stulpas. Ir kai debesis pakildavo, jie turėdavo savo palapinę susipakuoti ir judėti. Dievas toks geras, aš taip stebėjusi, žinot, vienoje vietoje Dievas pasakė Mozei, aš neisiu su jumis, eis Dievo angelas. Išėjimo 33 skyriuje, žinot, Dievas toks geras ir gailestingas. 3 eilutė jisai sako, eik į žemę plūstančią pienu ir medumi, tačiau aš pats neisiu su jumis, kadangi esate kietasprandė tauta, kad kartais nesunaikinčiau jūsų kelyje. Tauta išgirdusi tokią blogą žinią nuliūdo, nei vienas nesipuošė papuošalais. Bet Mozė prašė, kad Dievas eitų kartu. Mozė tarė viešpačiui, liepė išvesti šitą tautą ir nepasakei, ką siūsi su manimi, tačiau sakei, aš tave pažįstu ir žinau tavo vardą, tu radai malonę mano akise. Jei tad radau malonę tavo akise, apreišk man savo kelius, kad tave pažinčiau ir galėčiau atrasti malonę tavo akise, nes tie žmonės yra tavo tauta. Viešpats atsakė, mano artumas eis su tavimi ir aš įvesiu tave į poilsį. Mozė atsakė, jei tavo artumas neis, nevesk mūsų niekur iš šitos vietos. Ir paskui Mozė sako, iš kur man žinoti, kad tu eisi ir parodyk man viešpatį savo šlovę. Ir viešpats sakė, gerai, aš tau parodysiu savo šlovę. Žiūrėkit, Dievas pasakė Mozei, aš neisiu. Ta tauta buvo tokia kietasprandė, kad galiausiai Dievas norėjo kelis kartus sunaikinti, pakeitė nuomonę, nes Mozė meldėsi už juos. Ir Dievas pasakė, aš net neisiu su jumis. Aš siųsiu angelą vietoj savęs, kad aš jūsų neužmuščiau ir nenužudyčiau dėl jūsų nuodėmių. Dievas pasakė, Mozė sakė, tada mes niekur neįsim. Jeigu tu neįsi, tai mes čia ir liekam dykumoje, mes niekur neįsim. Sakė, Dieve, jei radau malonę tavo akise, apreišk man savo kelius ir leisk man būti savo artume. Žiūrėkit, jis prašė to paties, ką ir Dovydas. Aš atradau labai daug bendra tarp šitų dviejų žmonių, bet skirtumas ta, žinokit, kad Dovydas Dievas apkarpė Dovydo negyvas šakeles, kai jisai buvo vaikas, kai jisai buvo piemuo, ganė avis ir garbindavo viešpatį. Matot, jų
Abudu buvo izraelitai, bet ten, kur jie užaugo, labai skiriasi. Mozė užaugo faraono rūmuose, Dovydas užaugo laukuose tarp avių. Ir Dievas karpė Dovydo negyvas šakeles tarp avių, kai jis garbino Dievą. Jis garbindavo Dievą, jis būdavo pilnas Dievo dvasios ir Dievas ten jį minkė ir keitė. Mozę Dievas apkarpė irgi tarp avių. Iš faraono rūmų jis išėjo ganyti avis, savo žmonos tėvo avis dykumoj. Ten Dievas jį taip pat apkarpė. Tik tai Dovydui reikėjo mažiau laiko negu kad Mozei. Matot, aš galvoju, jie savo širdimi šitie du žmonės labai panašus. Jie meldėsi tokią pačią maldą. Dovydas sakė, viešpatie, neleisk, kad mano vaikai, arba jis sakė taip, viešpatie, leisk, kad mano visa šeima pasiliktų tavo artume. Aš noriu būti, kad tavo artume ir kad mano visa šeima, mano vaikai, mano vaikų vaikai būtų arti tavęs. Mozė sakė tą patį, viešpatie, leisk man pažinti tavo kelius ir tavo artumą, kad galėčiau atrasti malonę tavo akise ir man reikalingas viešpatie tavo artumas. Mozės širdies nuostata ir Dovydo širdies nuostata buvo labai panaši. Skirtumas tas, kad Mozė pradėjo tarnystę būdamas 80. Jis tik pradėjo tarnystę 80, Dovydas jau buvo senas. Jis paseno 80 metų. 80 metų Dovydas savo karo žygius buvo užbaigęs, jis gulėjo lovoje ir nebepaėjo. Jis mirė 80 metų Dovydas. Mozė pradėjo tik savo tarnystę būdamas 80 metų, labai skirtingai. Ir 120 metų Mozė nuėjo numirti ant kalno. Bet Dievas turėjo planą jam, kad jis įeitų į pažadėtą žemę. Jis neįėjo dėl savo netikėjimo, dėl nepaklusnumo vieną kartą, kai jis nepakluso Dievui, kai Dievas jam liepė kalbėti uolą, jisai trenkė lazdą. Ir dėl to jis neįėjo pažadėtą žemę. Bet Dievo planas buvo, kad jis įeitų į pažadėtą žemę, būdamas 120. Jų amžiaus trukmė jų labai skirtinga. Ir Dovydas tarnystę pradėjo būdamas vaikas, Mozė būdamas 80 metų, bet abudu buvo galingi Dievo vyrai, galingi karžygiai, galingi Dievo žmonės. Abudu darė klaidų, bet tiek vienam, tiek kitam Dievas gailestingas ir geras. Ir visi pavyzdžiai Senajam testamente užrašyti mums, kaip pavyzdys. Šiandieną mes turime šventąją dvasią, mūsų guodėją, patarėją ir mokytoją. Mums nereikia savo jėgom gyventi su viešpačiu, mums reikia turėti troškimą ir įdėti pastangų. Mums nereikia savo jėgom bandyti kažko atsisakyti, neįmanoma. Visos valios pastangos anksčiau ar vėliau, jeigu žmogus bando kažką pakeisti tik savo valios pastangom, anksčiau ar vėliau tai sugriūva, anksčiau ar vėliau, nes mums reikalingi pokyčiai iš vidaus. Ir tik šventoji dvasia su savo jėga ir Dievo žodis, kuris atneša mums laisvę, gali mus pakeisti iš vidaus. Tai reikia mums troškimo. Tai reikia troškimo ir noro, ir pastangų parodyti viešpačiui. Ir žinot, ten, kur Dievo dvasia, ten yra laisvė. Mums niekad nereikia tapti religingais. Žinot, velnias nori mus religingais padaryti. Va, ten nepasimildai 2 dienas ir viskas. Dievo malonė nuo tavęs nepasitrauks. Nepasitrauks Dievo malonė. Taip nėra, žinote, mes gyvenam, tas širdį gyvenimas vyksta. Dievas taip mus myli ir taip mūsų laukia, kad jis pasiruošęs priimti bet ką iš mūsų. Bent 1 minutę, kurią mes jam duodam. Bet kuriuo paros metu, po kažkiek dienų, kada mes jam duosim, jis laukia. Jis nenukerta ryšio su savim, jis laukia. Bet velnias, religingas velnias, sako, viskas, jau tu nesimeldėjai savaitę ir Biblijos neskaitai 2 savaitės, tai viskas, Dievas tavęs nemyli. Netiesa, Dievas labai myli, Dievas labai geras ir jis tik laukia mūsų, kada mes pas jį ateisim. Kada mes pas jį ateisim, jis laukia ištiesęs savo rankas, jis labai geras. Ir jis pasirūpino viskuo, kad mes tuos paskutinius 40% nueitumėm tą kelią ir neštumėm derlių. Dievas trokšta, kad mes neštumėm derlių 100-eriopą jam, kiekvienas iš mūsų. Ir Dievas kiekvieną aprūpino savo ginklais, ne savo jėgom, bet
jo ginklais. Dievas mus veda ir suteikia mums visus įrankius, visus. Mes visi gavom tą pačią malonę, tą patį tikėjimo saigą, tik paskui mes auginam jį. Žinot, tikėjimas iš klausimo, klausimas iš Dievo žodžio. Kaipgi ateis tikėjimas, jeigu neklausysim Dievo žodžio, neskaitysim Dievo žodžio. Tikėjimą mes auginam, bet visi mes gavom pradžioj tą patį tikėjimo saigą, Paulius sako, jis gavo tą patį. Mes gavom tą patį kaip ir jis. Dievas labai geras, žinokit, labai labai. Labai Dievas geras. Ir jis nori, kad mes pastatytumėm iš aukso ir brangakmenių ir nueitumėm į dangų su daugybė sielų. Žinot, kaip Jėzus mokino apie pinigus. Jisai sako, darykitės bičiulių su mamona, kad atėjus laikui jūs priimtų jam žinybę. Ką Jėzus mokino? Jis sakė, panaudokit tuos pinigus sielom, kad sielos būtų išgelbėtos ir kad tos sielos pasitiktų jūs dangaus karalystėje. Žinot, Dievas, jis nori mus laiminti, jis nori mums padėti, bet jis nori, kad mes augtumėm, kad mes nebūtumėm vaikai ir nenorėtumėm vien tik žaislų, kad mes norėtumėm sielų, kad mes taptumėm jo bendradarbiais. Ir tai augimo procesas, bet Viešpats nori, kad mes norėtumėm sielų, kad mes trokštumėm sielų, nes Dievo galvoj, ką jis bedarytų, visą laiką yra sielos, visą laiką. Dievas trokšta gelbėti žmonės, visą laiką. Visą laiką Dievas trokšta gelbėti. Ir žinot, kai mes linkę būti jo pratybose, kai mes linkę būti jo kariais, Dievas patalpina mus į situacijas, kurios mums nepalankios ir nesmagios. Tam, kad mes taptumėm stiprus, kad mes užsigrūdintumėm. Žinot, nė vienas sportininkas nelaimi aukso medalių nesitreniravęs, o pratybos labai sunkios ir labai netgi skausmingos. Ir jie treniruojasi, kai negali. Jie treniruojasi per negaliu, tam, kad laimėtų aukso medalį, kad laimėtų vystantį vainiką. Paulius kalba apie fizinės pratybas, lygindamas jas su dvasiniam pratybom. Taip ir mums, žinokite, jeigu mes neatsiduriam, žinot, tik iš sunkių situacijų išėję mes tampame stiprus. Ten, kur lengva, mes neužsiauginam dvasinių raumenų. Dvasinius raumenis mes užsiauginam sunkiose situacijose. Todėl Jokūbas sako, džiaukitės, broliai, neišsakomų džiaugsmų, kai pakliūvate į bet kokius išmėginimus. Žinot, kaip kvailai iš šono kitiems žmonėms gali atrodyti, žmogus džiaugiasi, ne šiaip, kad džiaugiasi, bet neišsakomų džiaugsmų. Tas džiaugsmas matosi per kraštus. Jokūbas sako, džiaukitės, kai pakliūvat į išmėginimus. Kai Radiant laimino vienus jaunavedžius Kaune ir tos jaunosios tėtis sėdėjo ant kėdės ir šokinėjo per pamokslą. Jisai pamokslavo ir jis šokinėjo. Ir žmona jam sako, ramiai, ką tu čia šokinėjai? Jisai sakė, aš negaliu, aš džiaugiuosi. Sakė, džiaugis tyliai. Sakė, nemoku, aš turiu džiaugtis garsiai. Ir jisai džiaugiasi. Žinot, kai žmogus džiaugiasi, galiausiai tai matosi iš šono, kad žmogus džiaugiasi. Jisai sakė, aš negaliu tyliai. Sakė, džiaugis tyliai. Jisai džiaugiasi Dievo žodžiu, nes buvo skelbiamas Dievo žodis. Toj vietoje ir buvo daug netikinčių žmonių. Ir jisai džiaugiasi, kad Evangelija skelbiama. Jo širdis norėjo, kad visi žmonės išgirstų Evangeliją per jo dukters vestuves. Ir jisai džiaugiasi. Ir jisai ant kėdės sėdėdamas šokinėjo. O žmona sakė, negerai atrodo, ramiai, baik. Jisai sakė, negaliu. Žinot, Jokūbas sako, džiaukitės neišsakomų džiaugsmu, kai jūs pakliūvate į išmėginimus. Ir paskui sako, jisai aiškina, kad išmėginimai gimdo ištvermę. Ištvermė gimdo kantrybę. Kantrybė subręsta geruose darbuose ir taip toliau. Bet žiūrėkit, kodėl mes džiaugiamės? Todėl, kad mes žinome, kad išėję iš šito išmėginimo mes būsim tik stipresni. Tik stipresni. Ir kiekvieną kartą, vis toliau paėję su Viešpačiu, kai sutinkam dar vieną išmėginimą, mes jau nesakysim, dar vienas dalykas, kada čia jisai baigsis, kada jis prasidėjo. Aleliuja, ačiū tau Dieve. Dar viena galimybė man užsiauginti didesnius dvasinius raumenis. Dar viena galimybė man artimiau tave pažinti. Dar viena galimybė man sumušti priešą. Dar viena galimybė man tapti stipresnė, išėjus iš šitos situacijos. Žinot, gyvenimas su Viešpačiu tampa
kaip su nuotykiais. Aš dėkoju Dievui už tai, ką jis daro mano širdį. Tampa kaip su nuotykiais, nes kiekvieną kartą, kaip man anksčiau būdavo, dar vienas dalykas, kada čia baigsis, dar vienas dalykas, kaip čia ištverti, kaip čia praeiti. Bet aš nebegalvoju taip. Kai ateina kažkas, sako, Dieve, kaip įdomu, mes šitą kliūtį praeisim, nugalėsim ir būsim tik stipresni. Dar viena galimybė man pamatyti tavo pagalbą, dar viena galimybė sustiprėti. Nes tik pratybose mes tampame stiprus fiziškai. Turi dirbti kažkokį fizinį darbą, kad užsiaugintum raumenis. Žinot, Jėzus buvo stalius. Aš manau, kad pakankamai stiprus fiziškai buvo, nes jis išvartė didelius medinius stalus šventykloj. Vienas. Aš įsivaizduoju, kad jis buvo pakankamai fiziškai stiprus, bet jis turėjo, žinot, jeigu niekad nepakelsi jokio kibiro, tai tie raumenys ir neužaugs. Mes viską labai gerai suprantam fiziniam pasauliui, bet dvasiniam pasauliui viskas tas pats. Žinot, izraelitai ir neužsiaugino dvasinių raumenų ir numirė. Krikščionys šiandieną taip pat neužsiaugina ir numiršta. Niekad ir nesužino, kad Dievas pašaukė juos daryti, o ką jau kalbėti apie darymą. Be šansų. Ką tu ten darysi, jeigu nežinai, ką tau reikia daryti. Šiandieną lygiai tas pats krikščioniškam pasauliui. Izraelitai vaikščiojo aplink tą kalną. Žinot, kai mes susidurėm su tais iššūkiais, kai mes atsidurėm Dievo pratybos ir kai ta ugnis pradeda deginti ir pjauti tas negyvas šakeles ir mes sakom, neduosiu, susirinksiu, laikysiu savo, palik mane ramybėje. Ir mes vaikštom aplink tą kalną ir niekur nenueinam. Kiekvieną kartą pabėgę iš Dievo pratybų mes grįžtam į tą pačią vietą, niekur į priekį nenueinam. Bet Dievas nenorėjo to izraelitams. Dievas norėjo, kad jie įeitų į pažadėtą žemę, būdami stiprus. 2 iš jų įėjo iš tos kartos, Jozuė su Kalebu, o visi kiti numirė. Tik tie žmonės, kurie gimė dykumoj, tie įėjo. Visiškai nauja karta. Taip ir šiandieną su mumis Dievas kiekvienam iš mūsų nori, kad mes įeitumėm į savo pažadėtą žemę. Subrendę iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko, su nukarpytom negyvom šakelėm, nes jos turės būti nukarpytos, jokio pasirinkimo, žinokit. Nei vienas neliksim amžinybėj su savo negyvom šakelėm. Pas vieną tai gali būti pyktis, pas kitą pavydas, pas trečią godumas, pas ketvirtą. Mes visi jų turime. Ir Viešpats jas karpo, bet mums reikia leisti. Jis karpo. Mes net negalim patys nusikarpyti ir nereikia net bandyti, be šansų, beviltiška. Jėzus ant kryžiaus sumokėjo kainą. Bet žinot, kiekvieną kartą, kai Dievas nukerpa tą negyvą šakelę, išauga nauja, gyva iš jo, kuri neša vaisių. Tai taip, žinokit, saldu ir gera. Taip saldu ir gera. Mes galim nešti vaisių Dievo karalystėj šitoj žemėj. Šitoj žemėj. Žinot, Dievo teisumas yra jo dovana mums. O šventumas yra mūsų dovana jam. Bet mes nesam šventi savo jėgom. Jo jėga. Tik jo jėga. Ne iš savęs. Tai yra mūsų dovana ir mūsų atsakas jam. Žinot, Dievas nori išlieti savo jėgą. Ir krikščionys nori Dievo jėgos. Aš noriu Dievo jėgos taip pat savo gyvenime. Aš noriu Dievo jėgos nugalėti problemas, nugalėti kliūtis ir aš noriu Dievo jėgos matyti žmonės laisvus. Alkoholikus laisvus, surištus žmonės nuo visokios vergijos laisvus. Aš noriu matyti išgelbėtus žmonės laisvus. Bet žinot, mano charakteris turi atitikti. Dievas išlieja savo jėgą, bet jeigu žmogaus širdis nešvari ir charakteris netitinka, velnias ateis ir sudoros tą žmogų. Velnias ateis ir užkabins savo kablius ant tų šakelių ir parklupdys tą žmogų prieš save. Štai Dievas labai suinteresuotas yra mūsų charakteriu. Žinot, Dievo jėga ir Dievo šlovė nėra mūsų. Mes jos nesukuriam, mes jos nepagaminam, mes jos nepagimdom. Dievo šlovė ir Dievo jėga yra Dievo. Ir jis ją siunčia iš dangaus. Tam, kad atnešti laisvę belaisvėms, Jėzus sakė, regėjimą akliesiems, girdėjimą kurtiesiems, vaikščiojimą luošiems. Dievas tai siunčia. Ir tai jo dalis. Ir jis tai gali padaryti per vieną dieną, per vieną sekundę. Tai labai paprasta. Jis turi visą jėgą, visą šlovę, jis čia pat gali išlieti. Tai jo dalis. Mūsų dalis yra mūsų charakteris. Mūsų dalis. Ir Dievas suinteresuotas
mūsų charakteriu labiau negu savo jėga ir savo šlovė mūsų gyvenime. Dievas mums davė pažadą, kad jis pripildys šitus namus savo šlovės ir jis tai daro. Mes matom, jis tai daro su saiku, bet tuo pačiu, ką jis daro, jis keičia mus. Jis keičia mus, kad mes būtumėm pajėgus atlaikyti jo šlovę. Jeigu žmogaus širdis nenuolanki, jis pasididžiuos ir velnias jį suterios. Žinot, Mozė, jis pajėgė atlaikyti tą tarnystę, nežiūrint to, kad jis prašė viešpaties užmušk mane, aš jau daugiau nebegaliu su šita tauta. Bet jis pajėgė atlaikyti tą tarnystę, nes per tuos 40 metų buvo pakankamai nugrumdytas ir pakankamai apkarpytas. Ir kai visus tos iššūkius, nes matot, Dievas jį naudojo, jis kalbėjo pasakyta veidas į veidą, nors pasakyta, kad jis matė tik Dievo pavidalą, veido nematė, nes Dievas pasakė, nei vienas žmogus išmydęs mano veidą negalės gyventi, jis mirs. Ir labai įdomus dalykas, visi žmonės, kurie buvo dangui ir grįžo į žemę, kurie buvo mirę fiziškai ir grįžo į žemę, nei vienas nematė Dievo tėvo veido. Jie matė Dievo tėvo atvaizdą, pavidalą, bet Dievo tėvo veido niekas nėra matęs, kurį grįžo į žemę. Bet Jėzus Dievo atvaizdas, kuris atėjo į žemę ir buvo regimas visiems žmonėms. Taigi Mozė matė Dievo pavidalą, bet veido jo nematė. Taigi Dievas turi mums nuostabų planą, bet jis suinteresuotas, kaip aš sakiau, mūsų charakteriu, labiau negu savo jėga ir savo šlovė ir savo dovanom. Mes norim Dievo dvasios dovanų. Aš noriu. Aš meldžiuosi, kad Dievo dvasios dovanos veiktų mūsų tarpe, visos dovanos. Aš to prašau viešpaties. Dievas dalina tas dvasios dovanas, jos ne mūsų. Ir Dievo jėga yra ne mūsų, ir patepimas yra ne mūsų. Mes jo nesukuriam. Tai yra Dievo jėga atnešti laisvę belaisvėms. Patepimas turi tikslą. Patepimas turi darbą, kurį jis turi atlikti. Ir Dievas tai labai gerai išmano, jis tai labai gerai supranta. Ir jis nesusirūpinęs tuo, jis susirūpinęs mūsų charakteriu. Kad kai ta Dievo jėga ir Dievo patepimas ateis, kad mes išstovėtumėm ir neparpultumėm. Nes žmonėm atsitinka iš krikščionybės istorijos ne vieną kartą, mes matė, kad žmonės parpuola. Nes patepimas yra toks dalykas, kai ateina antgamtinė Dievo jėga, žinot, tai žavi žmonės, patepimas žavi, tai labai žavinga, nes vyksta milžiniški stebuklai. Tai žavi žmonės, kūniški žmonės linkia pradėti garbinti kitus žmonės, padaro stabus iš žmonių ir visi šitie dalykai, jeigu velnias atranda tas negyvas šakeles, jis turi už ko kabintis, nes kai Dievo jėga išsilieja, velnias taip pat labai kovoja. Žinot, Dievo šlovė pirmoji bažnyčioje buvo labai didelė, bet su jie vyko 4 skyriuje ar 5, kur rašoma apie Ananiją ir Safyrą. Jie numirė. Abudu atėjo į bažnyčią. Numirė. Parašyta, žiūrėkit, pardavė savo nuosavybę, atnešė pinigus apaštalam ir jie paklausė, ar čia visi pinigai. Ananijas pasakė taip, bet sako, kodėl tu norėjai apgauti Dievo dvasią? Nei tau reikėjo parduoti, nei tau reikėjo kam ką duoti, čia tavo ir tvarkyk kaip nori. Kam tu pasakai, pasakyta, pusę pinigų, dalį pinigų jis pasiliko savo, o kitą atnešė ir pasakė, taip, čia viskas. Ir apaštalai sako, nereikia, nei tau reikia parduoti, nei tau reikia aukoti, gyvenk sau ramiai. Bet jis norėjo padaryti taip, kaip kiti žmonės darė, nes mes skaitom, kad apaštalų darbuose pirmoji bažnyčioje taip vyko. Ir jis norėjo pasielgti taip, kaip kiti, bet jis norėjo apgauti Dievą ir čia pat numirė. Numirė. Iš karto vietoje krito negyvas. Dievo šlovė ateina ir daro tokius dalykus mūsų protui nesuvokiamus. Žinot, nes tai yra ugnis, ryjanti ugnis, kuri degina nuodėmę. Ir pasakyta, kad vyrai išnešė ir palaidojo jį. Ir ateina žmona, o jau vyras palaidotas. Nežino nieko. Jinai nežino. Kad tuo metu tie 4 vyrai išnešė laidojo jos vyrą, ateina žmona ir apaštalai sako, ar už tiek pardavė žemę? Jinai sakė taip. Nes jau jie su vyru buvo susitarę meluoti. Bet tai nei tau reikia parduoti, nei tau reikia meluoti, nei tau reikia kam ką duoti. Sako, jau girdisi žingsniai tų, kurie palaidojo tavo vyrą ir tave toj pat išneš. Jinai čia pat nukrito negyva. Žinot, kai Dievo šlovė ateina, gali pradėti vykti neįtikėtiniausi dalykai. Užtat mes turim būti pasiruošę. Ir Dievas mus ruošia. Pasiruošimo laikas yra labai brangus ir niekad neprarastas. Niekados.
Niekados. Jeigu tai užtruks 40 metų, Dievas per 2 likusius metus padarys tiek, kiek žmogus savo jėgom per 80 metų negali padaryti. Dievas per 1 dieną gali padaryti tiek, kiek žmogus negali padaryti per visą savo gyvenimą. Svarbiausia, kad kai mes susitiksime tą dieną, akis į akį, veidas į veidą, pasimatysim su Viešpačiu, kai ta ugnis degins viską, kad mūsų statyba išliktų. Labai svarbu. Aš noriu, kad mano statyba išliktų. Ir Dievas mums suteikė pagalbą ir įrankius, kad ta statyba išliktų. Ne savo jėgom mes statom. Su jo dvasia, jo žodžiu, jis kiekvieną veda, jis kiekvieną mokina. Nuostabu. Mes turim, žinot, Dievas nepatikėjo mus angelui. Dievas patikėjo mus trečiam asmeniui. Šventoji dvasia gyvena kiekvieno iš mūsų širdyse. Ir Jėzus pasakė, ta tiesos dvasia jūs ves į pilną tiesą. Dievo dvasia yra kiekvieno asmeninis mokytojas, kiekvieno asmeninis vedlys. Šventoji dvasia. Mes turime praleisti laiko su Dievo dvasia, kad pradėtumėm atpažinti. Kiekvienam, tik atgimusiam Dievo vaikui šventoji dvasia kalba. Bet tas vaikas jis neatseka savo šventosios dvasios dar balso pradžioj. Bet kuo daugiau laiko leidi su Dievo dvasia, jo žodyje, maldoj pradedi geriau pažintą balsą. Ir Dievo dvasia yra garantas mūsų gyvenimui, kad mes susitiksim su Viešpačiu. Ir šventoji dvasia mums suteikia garantiją, kad mes galim nešti 100-eriopą derlių Dievo karalystėje. Troškimas te mūsų širdį nešti tą derlių ir degti dėl Viešpaties te būna didesnis, negu kad noras pasilikti visas šakeles savo. Nes mūsų kūnas kovoja. Mano irgi kovoja, žinokit. Aš iš to paties molio, kaip ir jūs. Visų, kiekvieno kūnas, visų kūnai kovoja. Jėzus taip pat pasakyta buvo gundomas ir visaip. Jėzus buvo gundomas visaip. Jūs pagalvokit, mes galbūt dar nebuvom gundomi visaip. Jėzus buvo gundomas visaip ir nenusidėjo. Ta pati Dievo dvasia gyvena mumise, kuri padeda mums nenusidėti. O jeigu nusidedam, Jonas sako, čia pat Jėzaus kraujas nuplauna mus, išteisina ir atleidžia. Nėra jokio pasmerkimo Dievo vaikams. Nėra. Jokio. Pasmerkimas yra iš velnio. Šventosios dvasios apkaltinimas ateina su viltim, su paguoda ir vedimu į priekį visuomet. Pasmerkimas yra labai sunkus, slogus dalykas, kuris nieko bendro neturi su Dievu ir Jėzaus Kristaus vardu reikia išstoti prieš jį ir sugriauti. Daugybė Dievo vaikų gyvena daug metų pasmerkime, nes galvoja, kad tai Viešpats. Pakliuvę į velnio pinklės, į religijos pinklės, nieko bendro neturi su Dievo dvasia. Haleliuja. Dievas labai geras. Ačiū tau, Viešpatie, kad tu su mumis, kad tu mūsų neapleidi, kad tu nepatikėjai mus angelams, savo kūriniams, Viešpatie, bet tu patikėjai mus tik tai trečiam savo asmeniui, šventai dvasiai. Aš dėkoju tau, Dieve, kad tu išliejai savo dvasiai mūsų širdis, kad tu pripildėjai mūsų savo dvasia, kad tu vedi mus, Viešpatie, už rankos paėmęs savo keliu. Dieve, mūsų malda, Viešpatie, šiandieną kaip Mozės malda. Viešpatie, jeigu radom malonę tavo akise, o mes tikim, kad radom, dėl tavo sūnaus Jėzaus. Viešpatie, mes prašom, apreišk mums savo kelius, kad pažintumėm tave ir galėtumėm atrasti malonę tavo akise, Viešpatie, kad mes galėtumėm pasilikti tavo artume, Viešpatie, kad mes praeitumėm tavo mokyklą, Viešpatie, kad mes praeitumėm tavo pratybas. Padėk mums, Viešpatie, įdėk troškimą ir alkį į mūsų širdis, siekti tavęs, ieškoti tavęs, Viešpatie, kad mes norėtumėm, Dieve, subręsti, užaugti suaugusiais tavo kariais, Viešpatie. Padėk mums, brangi Dievo dvasia. Nukirp mumise tai, kas negyva. Tas negyvas šakeles, kurios trukdo mums bendrauti su Viešpačiu, kurios trukdo mums eiti į priekį, kurios atneša mums dvasinės lubas. Viešpatie, apkarpyk savo dvasia ir savo žodžiu, Viešpatie, kad mes eitumėm į priekį ir neštumėm derlių, Viešpatie, 100-eriopą. Mes visi trokštam 100-eriopo derliaus, nes tu pažadėjai. Tu parodėjai, Dieve, savo žodėje, kad tai įmanoma. Kad įmanoma. Mes nenorim pasilikti ten, kur esam, Viešpatie. Mes norim keistis.
Keisk mus viešpatie, kiekvieną iš mūsų, keisk viešpatie, padėk mums, mums reikia tavo pagalbos, mums reikia šiandien tavo pagalbos, tu mums esi labai reikalingas viešpatie. Ačiū tau Dieve. Ačiū tau viešpatie už tavo pagalbą, ačiū tau brangus viešpatie, ačiū tau Jėzau. Haleliuja Dieve, dėkojam tau, kad nesam našlaičiai, bet tavo dvasia mūsų širdyse sako, Aba Tėve. Ačiū tau viešpatie, kad tu viešpatie mus priimi, kad tu kiekvieną priglaudi viešpatie. Ačiū tau Dieve. Aš dėkoju tau viešpatie, kad tu turi pažadėtą žemę kiekvienam iš mūsų. Kad tu kiekvieną matai kaip galingą stiprų karžygį viešpatie. Aš dėkoju tau, kad tu kiekvieną iš mūsų matai kaip čempioną viešpatie. Kaip tuos tavo tarnus Dovydą ir Mozę viešpatie, kurie atliko savo užduotį, kurie atliko savo pašaukimą viešpatie. Taip kaip Dovydas, patarnavęs savo kartoje ir patarnavo savo kartoje, įvykdė tavo valią viešpatie. Taip ir mes trokštam patarnauti savo kartoje, kiekam skirta Dieve iš tavęs ir įvykdyti tavo valią. Tavo dvasia, tavo jėga, ne savo pastangom viešpatie. Padėk mums degti dėl tavęs. Padėk mums viešpatie degti dėl tavęs, padėk. Ačiū tau viešpatie, ačiū tau Dieve, kad mes galim nešti derlių, tą, kurį tu mums paruošęs. Dieve, aš meldžiu, kad tu kiekvienam čia esančiam parodytum tai, kad tu pašaukė juos atlikti. Kiekvienam viešpatie, kalbėk kiekvienam, parodyk Dieve kiekvienam tai, kad tu juos pašaukė atlikti viešpatie. Padėk jiems. Dieve, tai jie pamato tai, kad tu turi jiems paruošęs. Dieve, sustiprink kiekvieno tikėjimą, kad tikėjimas nenusilptų viešpatie, kad širdis tikinti nenusilptų Dieve. Padėk jiems viešpatie. Aš meldžiu Dieve, kad kiekvienas čia esantis pamatytų tai, kad tu turi jiems viešpatie. Kalbėk. Ir įvykdytų Dieve tavo dvasia ir tavo jėga viešpatie. Kad kiekvienas iš čia esančių įvykdytų tą pašaukimą, kurį tu turi jiems viešpatie. Ir nueitų pas tave į dangų su atlyginimu. Gautų tą nevystantį vainiką viešpatie. Nevystantį vainiką visai amžinybei. Ačiū tau viešpatie. Tai taip brangu Dieve tarnauti tau. Nėra nieko geresnio šitoj žemėje, kaip tarnauti tau viešpatie. Niekas neprilygsta. Taip kaip Mozė, paniekinęs Egipto turtus, žvelgia į neregimąjį, nes matė atlygį iš tavęs viešpatie. Dieve, koks tu nuostabus viešpatie, koks tu geras. Ačiū tau viešpatie. Ačiū tau Dieve, ačiū tau viešpatie. Haleliuja Jėzau, garbinam tave viešpatie. Aukštinam tave mūsų brangus viešpatie. Garbinam tave Jėzau. Aukštinam tave brangus viešpatie. Haleliuja Jėzau. Haleliuja, ačiū tau viešpatie.